Nagi. Nu ką. Sveiki. Labas. Sveikinamės iš lauko, iš kiemo Klaudijos. Tikriausiai visi tikėjotės, kad čia bus visą laiką vienoj aplinkoj, vienoj patalpoj, bet tikrai taip nebus. Mes kažkaip leidžiam savo improvizuoti ir keisti lokacijas. Manau, kad jų bus įvairių, galbūt jos ir kartosis, bet nenorim savęs pririšti prie kažkokios vietos, ne? Jo, prie kažkokio vieno fono. Nors gal tai, aš galvoju, gal tai yra šiek tiek, užnisa, kaip žinai, žiūrovui, kad keičiasi vaizdai, bet nepergyvenkit. Kažkada gal surasim savo vietą. Mūsų migracinė tinklalaidė. Jo, ne, šiaip man atrodo visai fainai, kad gali taip pakeisti lokaciją, kitoks ir tada pokalbis, man atrodo, gaunas. Man labai fainai, kad tu pasikvietei savo kiemą, savo tėvų kiemą. Toks jisai ramybės uostas, tarp spigliuočių čia sėdim. Jo, jeigu kaimynas neremontuotų stogo, dabar kaip tik tikiuosi nieko nesigirdės, tai... Nu jo, galėtų nesigirdėti. Bet gal nesigirdės. Tai va, tai smagu sveikintis jau iš vaizdo, ne? Dar kartelį. Vis bandėm kažkaip su tuo vaizdu suprasti, kaip geriausia būtų nufilmuoti, kad būtų paprasta, bet kartu pakankamai profesionalu, gera kokybė, kad būtų. Tai bandom čia naują variantą šiandien. Tai aš tikiuosi, kad pavyks nufilmuoti gerai. Jo, ir dar tas momentas, žinai, kad mes realiai viską darom pačios. Tai yra, kad nuo nufilmavimo, sumontavimo, susisetapinimo, viską pačios. Tai nėra, kad mes ateitum ir jau viskas mums būtų paruošta. Tai daug ir techninių niuansų, susiduriam su įvairiais techniniais niuansais. Tai manau, kad ir socialinėje medijoje gal parodysim daugiau savo tokio backstage'o, kaip mes ruošiamės ateityje. Pagalvojom, kad tikriausiai įdomu būtų pamatyti ir kitiems, nes visi galvoja, kad jeigu čia jau kažkoks projektas vyksta kaip podcastas, tai jau čia turi būti kažkas tai labai įspūdingo ir vos ne productionas visas, ne? Jo. Tai norim gal paneigti šitą mitą, kad svarbu yra noras, o galimybės galima susikurti. Galima pradėti ir nuo kažkokio savo susisetapinimo. Labai fainai pasakei, jo, visiškai pritariu. Tai galim prieiti prie mūsų temos šiandienos, ar ne? Tai kažkaip vis užsimindavom praeitose epizoduose keliuose, kad planuojame savo mitybą, galima taip sakyti, ar ne? Kad planuojam savo maistą, ką valgysim savaitėje. Tai vat, būtent apie šitą temą ir norėjusi kažkaip ją pagvildenti. Tai kokios tavo mintis pirminės, Klaudija? Ar tu planuoji savo maistą, savo mitybą savaitę į priekį, mėnesį į priekį ar kažkaip kitaip? Man čia toks irgi sudėtingas klausimas, tas maisto planavimas. Iš tikrųjų, mes nėra taip, kad aš susidėčiau, žinai, į dėžutes, ten susiruošiu sekmadienį ir sudėčiau į dėžutes, bet vėlgi galvoju, visą laiką yra tas planavimas, kad tam tikrų pagrindinių įprastų basic produktų pas mane turi būti ir aš jau mintise žinau, ką aš jų galėčiau pagaminti. Tai vat, kada tu tą, žinai, nusprendi, kokie tai yra produktai, ar tai yra besikartojantys, žinai, kas mėnesį, ten išnaudoji, žinai, nežinau, datulės ir žinai, kad reikia užsisakyti, ar ne. Tokio kaip sąrašo kažkokio neturiu, žinai, pasidarius, nežinau, Excelio, kas iš tikrųjų būtų tikriausiai naudinga ir paprasčiau, pas mane sąrašai guli galvoj. Tai aš realiai apsisprendžiu, ko man reikia, tai dažniausiai vis tiek tai būna savaitgalis. Tai būna savaitgalis, šeštadienis ar tai sekmadienis, kai aš, žinai, susižiūriu tų pačių beisikų, kad turiu turėti, ten, nežinau, pupelių, kokosų, pieno, pavyzdžiui, iš ko aš tam gaminuosi, tarkim, nežinau, pagrindinius patiekalus, ne? Ten, nežinau, bulvės, daržovės, ankštiniai visi, kaip ir minėjau, vaisiai, kad užkandžiai būtų. Susižiūriu, žinai, tokius beisikus ingredientus, ką aš galiu tarpusavyje derinti ir tada gauti kažkokį patiekalą. Nėra, kad aš ten, žinau, kad tikrai yra kai kurie pasiema
receptą ir iš to recepto tada, žinai, braukėsi, ten, žinai, bulvės turiu, ten, ciberžolę turiu. Nu, aš va taip nedarau, žinai. Aš turiu savo gal tam tikrus mėgstamus ingredientus ir aš jų visą laiką pasipildau, jeigu tai kalbam apie negendančius. Tai. O žinau, kad tu kitaip darai. Jo, aš kažkaip nelabai man pasiteisino šitas būdas, nes vis kažkaip atsiranda produktas, kurio neturiu, žinai. Vis kažkaip magišku būdu man vis tiek reikia tą parduotuvę nueiti. Taip. Tai kažkaip nelabai pasiteisindavo ir iš tikrųjų turėjau labai daug tokio kaip ir, sakyčiau, nežinau, nerimo aplink šitą temą, nes labai daug laiko tiesiog reikalauja pasigaminti visą ten pietus ar vakarienę ir ne tai, kad laiko gaminant, bet dar kol tu sugalvoji, kol tu nueini iki parduotuvės, kol tada pradedi gaminti, tada supranti, kad kažko vėl neturi, tai vėl eini iki parduotuvės, kas tikrai būna, žinai. Tai kažkaip norėjosi kuo labiau eliminuoti šitą ir pasirinkau pabandyti tiesiog pamil prepint, taip angliškai ir nesakant. Žodžiu, savaitę į priekį, sekmadieniais, visai savaitį, iki penktadienio, sakykime, tiek pietus, tiek vakarienės. Ir kažkaip labai pasiteisino, kad nebeturiu to, žinai, streso, kad grįžtu namo, pavyzdžiui, iš darbų arba dirbu namie ir, o Dieve, ką dabar reikės valgyti, neturiu, tai dabar reikia sugalvoti, žinai, o jau noriu valgyti. Jau šaukštai po pietų. Jau kaip ir bloga situacija, dabar ją reikia taisyti. Taip, jau dabar reikia taisyti, dabar esep, žinai. Tai tada puoli prie kitų alternatyvų, ten daraisi kažką, kas yra labai greito, tai dažniausiai netaip yra maistinga, ten, žinai, kokių, ten makarų, žinai, ar ten, gerai, šiandien nueisiu kažkur papietausiu, nors tai nėra visą laiką kažkoks, nežinau, geras pasirinkimas, nes vis tiek man tai skanu, žinai, namie valgyti. Man tai skaniausias namų maistas ir aš iš tikrųjų išsiduosiu, aš labai retai valgau kavinėse, nebent tai būna kažkokia nauja vieta, kažką išbandyti naujo, bet šiaip tai namie man top ir aš žinau, kaip aš pasidariau, ką aš dėjau, kokios kokybės maistą, žinai, valgau, tai visiškai sutinku su tavim. Jo, tai kažkaip man tas meal prepas tikrai pasiteisino iš tos pusės, kad tiek mažiau nerimo, tiek susitaupo laikas, iš tikrųjų ir manau, kad finansiškai yra visai toks protingas dalykas, nes tu, žinai, apsiperki ten, aš tai darau sekmadieniais. Tai apsiperku, tada, žinai, jau pradedu gaminti, tai tą apsipirkimą padarai, realiai, iki penktadienio jau turi viską. O perkiesi vienoj parduotuvėj, tam visam planavimui, ir ten iš poros, pavyzdžiui, susirinkinėjai produktus, kaip darai? Jo, šiaip aš perku iš vienos, bet būna kartais, kad, žinai, ten jeigu ten įsitrauki į meniu kokį, nežinau, lašišą, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris pagaudo akcijas, tai tikrai, jeigu yra kažkokia, žinai, gera kaina kitoj parduotuvėj, tai man nesunku būna nuvažiuoti, bet čia, žinai, aišku, laiko klausimas labai, nes jeigu tu ten po tos parduotuvės visas pradedi, žinai, maltis, ieškoti geriausių kainų, tai viskas yra fainai ir tikrai manau, kad gali daug sutaupyti, bet tiesiog labai daug laiko reikalauja. Ištrankiu, tai tikriausiai esminiai momentai planavime yra laiko taupimas, ne? Tada finansų taupimas. Ir ar pastebėjai, kad, pavyzdžiui, mažiau išmeti produktų, taip planuodama? Jo, iš tikrųjų, gal, žinai, nusiperki tada labai tiksliai žinai, ko tau reikės ir ką tu išnaudosi. Ir tu tai išnaudoji tą pačią dieną. Ir aš esu visiškai frykė šitam reikale, nes man tai patinka, kai, žinai, viską išnaudoji. Ką nusipirkai, čia yra, o Dieve, šitoks pasiekimas vyšnaitė ant torto, žinai. Man, pavyzdžiui, toks tuštesnis šaldytuvas, man taip geras sielai kažkodėl tai būna, kad, žinai, atrodo, taip gražu, nors ir kaip ir tuščias, bet jis man toksai, nežinau, kažkoks geras jausmas. Atrodo, viską, ką reikėjo, suvalgiau, nieko neišmečiau. Nes man tas maisto mėtymas, aš negaliu. Mane... gal, žinai, viena iš tų baimių turbūt žmonių, kurie nori pradėti meal prepinti, tai yra, kad tas maistas, kuris jau yra paskutiniam dienom, jis nebebus skanus ir jį jau norėsi mesti lauk. O kaip tau būna? Tai man sakyčiau, kad tas nelabai nepasakyčiau, kad taip atsitiko. Esu gal kažkada tikrai ten išmetus jau nepanaudodus kokius ryžius, žinai, ten, kur
tiesiog per daug Likutis prisiveri. kažkoks, ne? Jo, per daug minimalus. prisiveri ir jau net nebegali, žinai, nei valgyti po tos savaitės tų ryžių vėl, nei galvoti apie juos, tai tiesiog išmetim. Tai va, tai pamiršau mintį. Tai žodžiu, yra taip, kad tu pasigamini pusryčius, pietus ir vakarienę. Taip, suprantu, meal prepas yra. Taip. Bet čia yra keli, žinai, momentai, tokie keli hekai, nes kai aš pradėjau meal prepinti, aš galvojau, okei, tai man dabar reikia, tipo, sugalvoti skirtingas visokias vakarienės, bent 2 skirtingas vakarienės, bent 2 skirtingus pietus ir, tipo, mainyti, nu tada kažkaip mainyti, kad, tipo, negaliu, žinai, kad ką jau pasiplanavau vakarienį, jau nebevalgysiu pietų. Tai visiškai nėra taip, man asmeniškai nepasteisino. Aš tiesiog pasigaminu 2 pagrindinius patiekalus ir juos tarp jų, žinai, varijuoju. Miksuoji. Jo, 2 skirtingi patiekalai ir sriuba. Tai va, tai tuos 2 skirtingus patiekalus dar netgi darau taip, kad jie būtų tokie kuo geriau transformuojami. Tai pavyzdžiui, ten pasidarai kokį karį, tai vat, kad galėtum tą karį valgyti, ten, žinai, su ryžiais, tada su tortilija, su salotom. Nu, ta prasme, kad tu vis gali kažkaip jį dar kitaip transformuoti, kad jis būtų, nu, jaustųsi kaip ale kažkiek skirtingas patiekalas. Tai va, tas irgi labai fainai. Toksai lankstumas, tu dar čia tokį lankstumą įvedai iš šito planavimo. Jo. Taip atrodo. Kas yra žavu. Žinok, aš irgi panašiai darau, tik tais aš darau šiek tiek, tarkim, išsiverdu tų pačių kažkokių garnyrų, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, bolivinę balandą, aš dievinu dabar, mano yra top maistas, bolivinę balandą, aš išsiverdu jos daug ir tada, tarkim, sekmadienį susipjaustau daug daržovių, jau nusiplaunu, susipjaustau, į šaldytuvą padedu ir jau man, kai aš noriu valgyti, reikia tik tais išsitraukti jas. Ten druska, pipirai, kažkoks lengvas, nežinau, padažiukas. Ir aš tada su tą bolivinę balandą irgi pasidarau tokį patiekalą. Tai realiai lengvesnis, kaip hekas, tai galėtų būti suvartojimo daugiau daržovių. Kad jos jau yra paruoštos, tau reikia tik įsidėti į lėkštę ir ten šalia kažkokį garnyrą būti išsivirus. Bet ar išsikepus ten kažkokią, nežinau, grytvištieną. Jo, tai tu... Bet esmė tokia, kad, žinai, dar yra viena iš baimių, kad sakykime, daržovės išsikepus, jos, nu, tiesiog suglemba, yra kažkokie skysčiai, ar tau to neįvyko? Matai, aš visą laiką jas, mano aišku, mažesnis negu tavo meal prepas yra, bet tiesiog tų daržovių, kad ir paprikų, pavyzdžiui, susipjaustymas žalių ir įsidėjimas į šaldytuvą ir paskui tik išsitrauki greitų, jas ten pasikepinu. Paprikos kiek trunka pasikepti? Porą minučių, kad jos suminkštėtų. Tai va, tai mano šiek tiek yra mažesnis meal prepas, bet šiek tiek vis tiek tokią turiu kaip įžangėlę, kad aš jau susipjaustų, susidedu, nusiprausiu. Nusiplaunu. Nusiprausiu. Nuprausi, žodžiu, visas daržovės. Jo. Kitas momentas yra... ką gal dar irgi galiu paminėti, kas man maisto planavime padeda tiesiog geriau, tarkim, susiplanuoti savo visą tą tokią virtuvės, žinai, maisto aplinką, tai yra pirkimas internetu negendančių produktų. Aš labai, čia yra įpročio dalykas, aš jį bandau ugdytis ir užsisakinėti iš e-shopų, kurie, žinai, prekiauja negendančiais tais maisto produktais, tai gali užgaudyti ir kokią akciją, geresnė vis būna kaina negu prekybos centruose ir man kokybės ir kainos santykis labiau patinka. Tai va čia dar toksai irgi hekas. Tu staupai ir laiko, tu užsisakai, ten gali 10 minučių užtrukti jau, kai turi, žinai tą, ko tau reikia tiksliai, užsisakai ir tau atkeliauja, žinai, iki namų. Tau nereikia niekur važiuoti, tai irgi staupai laiko. Aš sakyčiau, ir laiko staupai, ir finansų staupyti gali. Taip esu toks žmogus, kur aš nebijau šaldyti maisto. Aš, pavyzdžiui, išsikepu duonos, dažniausiai mano kaip ir meal prepas, šio vadinkime, išsikepti duonos, aš kepu grikių duoną, kas dar nebandėt. Jau jinai užpromautinta per visur, bet kas nebandėt, išbandykit. Žodžiu, išsikepu tą duoną, ją šviežią užsišaldau, aš ją išsiemu po 2-3 savaičių, jinai būna kaip šviežiai kepta.
Tai aš nebijau šaldyti produktų, žinau, kad daugelis žmonių į tą šaldymą žiūri kažkaip tais, žinai, nu, tiesiog, žinai, nepatinka šaldytas maistas, žinai, ištrauktas antrą kartą, kaip sakoma, bet aš nematau nieko blogo ir man labai veikia šitas dalykas, tai ar per daug pasigamini, ar nori tiesiog, žinai, pamil prepinti į tolimesnį, žinai, kažkokį laiką ir ilgesnį, tai tada labai šaldymas man praverčia. O kaip, žinau, kad tu turi kitą nuomonę apie šaldymą, ne? Nu, aš niekada nešaldau kažkaip, ką šaldau, tai nebent ten kokios žalelės arba ten ogienės kažkas tokio, bet nesu pripratus jo šaldyti jau padarytų patiekalų. Man, žinau porą žmonių, kurie tai daro ir man taip ganėtinai keista, dėl to, kad visą laiką turėjau tokį mintį, kad atšildytas maistas jisai turės iš kameros, ta prasme, išimtas, ne, jisai turės vandens. Kad tai, pavyzdžiui, jeigu ten bus koks nors, nežinau, sriuba, ar ne, tai jinai bus tiesiog tokia vandeninga dar labiau, nes jinai tiesiog užšalo ir tada, žinai, vėl atitirpini. Ar tau nebuvo to, kad pasikeičia kažkaip konsistencija? Žinok, ne, čia matyti yra, žinok, senesnių šaldiklių, senesnės kartos šaldiklių problema. Dabar gana sausai šaldo tie nauji šaldikliai, aš pastebėjau. Tai tikrai neturiu tokios problemos, nes aš ir bananų duoną šaldau ir, nežinau, žuvis, tarkim, mėsa šaldyta irgi, nežinau, uogas perku šaldytas. Be ribų linkėjimai. Tai va, tai, žodžiu, tikrai nebijau to maisto šaldyti ir jis kokybę išlaiko visiškai tokią pačią. Tai, žodžiu, esu už šaldymą ir tai tikrai palengvina. O kada, kaip tu manai, gali tas meal prepas toksai mūsų, tiek tavo, tiek mano, vargint? Ar kaip manai, ar tokių atvejų gali būti? Vargina gal tada, kai tu esi šiek tiek išsisiemęs. Nu, toks, žinai, būna, kiekvienas turim tokių momentų, kad, nu, nežinau, žinai, ką aš dabar čia gamint noriu. Tai gal tas toksai, žinai, o tu vis tiek darai kažkas pertraukas, ar tau yra kiekviena savaitė tokia, vat, kad tu meal prepini kiekvieną savaitę? Tai vat aš norėjau sakyti, kad man atrodo, kad vargina tada, kai tu nesi lankstus. Ir kai tu galvoji, kad, okei, aš dabar pasiskiriau vieną dieną sekmadienį, kada aš gaminsiu meal prepą ir jeigu neišeina sekmadienį pagaminti, tai aš jau viskas. Aš esu jau nevykėlis. Ne, nu tai va taip negalvoju, bet ta prasme, kad jau, žinai, nebeįmanoma, atrodo, žinai, padaryti to pirmadienį. Tai vat, aš nenoriu to savyje turėti, nes tikrai būna atsitinka gyvenimas ir nepasidarai to, vat labai bus įdomu kaip vasara, žinai, kur tu ten keliauji ir turi daug kitų reikalų, esi išvykęs iš namų. Bet jo, jeigu aš, pavyzdžiui, sekmadienį to nepasidarau, kas yra mano tokia tradicinė meal prepa diena, nu, tai pasidarau pirmadienį. Ta prasme, nepasidarau pirmadienį, tai pabandau pasidaryti antradienį. Tai man atrodo, tas vat, lankstumas, jisai apsaugo nuo to, kad tave gali varginti. Šitas. Nes tikrai gali varginti, jeigu tu savo susikursi kažkokia, vat, visiškai nusibrėžęs ribas, žinai, ir tik tais taip ir ne kitaip, žinai. Tai man atrodo, to atlikimas neturi priklausyti nuo kažkokios dienos, ne? Svarbu, kad atlikai kažkurią tai kitą dieną, žinai. Taip. O gal kažkurią tai, nežinau, kažkurią savaitę iš vis gal skipinsi, nes turėsi, tarkim, gal tau yra irgi tai buvo, kad, tarkim, nu, būni nenamie gal daugiau. Tai ar tu, pavyzdžiui, va dar fainas, įdomus dalykas, jeigu tu valgai nenamie, tu vežiesi vis tiek tą meal prepą kažkur tais? Jo, šiaip nebūna dažniausiai, taip kad aš iš kur važiuoju, vis tiek kažkaip pavalgau namie, bet jeigu, sakykime, kažkur einu padirbėti iš bibliotekos, tarkim, tai pasiemu jo. Ir dėl to, vat, irgi vienas iš hekų, kurių nepaminėjau, tai visgi tas man porcijavimas į dėžutes kažkaip labai pasiteisino, nes visų pirma, aš esu nusipirkusi tokias stiklinės dėžutes, kuriuose tu gali ir kepti tą maistą. Tvaru. Tai gali, jo, tvaru, žinai, bet gali jose, žinai, dar jorkite, pavyzdžiui, sėdėti, ar ne? Ir jau iš karto pašildyti galiu jose. Tai labai paprasta. Tai aišku, įsimetu. Aišku, jos nėra tiek tokios patogios, gal kaip plastikinės, nes jos vis tiek yra sunkesnės. Bet man va tas, kad tu gali, žinai, niekur nekrauti iš tos dėžutės į kitą lėkštę, tada, žinai, ten šildytis, arba atvirkščiai, žinai, iš kažkokio didelio dubens ten į kažkokį plasmasinį indelį. Nu, žodžiu. Taip.
labai patiko tas stiklinių dėžučių momentas. Bet tu, pavyzdžiui, maistą šildai mikrobanginiai ar šildai orkaitėj meal prepo? Aš šiaip apskritai neturiu mikrobanginės jau labai ilgą laiką. Okay. Kažkaip ir kai buvau vaikas, tik tai turėjom mes mikrobanginę, tai tenai šildydavomės. Aišku, kai eidavau, pavyzdžiui, į ofisą, tai jo, mikrobangiai, žinai, šildais, bet dabar namie tai šildaus keptuviai, šildaus orkaitėj ir kartais, kai jaučiu, kad jau bus tokia crazy savaitė, kai net bus sunku kažkaip pasišildyti, tai dažniausiai netgi pagalvoju, kad, okei, tai gal reikėtų pasigaminti kažką tokio, kur nereiktų šildytis. Tai tarkim, tuna baulas man, tuna dubenėlis, ne, labai patinka. Gerai. Jo, tai visiškai, taigi nereik šildytis, susimeti, žinai, netgi jeigu neturi tuno, gali užbėgti ar į pardę pasimti, jeigu jau taip ne iki galo susimilprepinai. Taip. Maisto rutina, kur vis tiek reikia paplanuoti, žinai, ir nusipirkti tą dalyką, tai įsivedžiau aloe vera, tai perku tokį didelį aloe vera lapą, nežinau, kas esat matę, kaip augalą, ir išsiskoptuoju jį, dedu į vandenį, susiblenderiuoju ir geriu. Aha, tai tiesiog juokiuosi, nes labai turiu tokia juokinga istorija su tuo lapu. Jo, tai tu papasakok. Tai žodžiu, tiesiog išsiskaptuoja aloe vera lapą į vandenį, sublenderiuoji grinai, kad su vandeniu susiblenderiuotų ir pasidarai tokį kaip aloe vera vandenį ir jį ant tuščio skrandžio geri. Ir jisai turėtų... Jis aloe vera sako, kad ten Drėkint. turi iš vidaus labai drėkina organizmą, šiaip turi ten 100 visokių mineralų, gerųjų medžiagų ir panašiai, tai nežinau, testuojuosi, dabar bandausi. Aha. Ir įsivedžiau tokį, nes girdėjau, kad labai geras dalykas. Aš turiu labai juokingą istoriją su to aloe vera lapu, nes kažkaip irgi buvau jį užmačiusi parduotuviai ir galvoju, kaip fainai, žinai, reikia nusipirkti ir pabandyti, nes galvojau, pabandysiu visų pirma, tai galima jį naudoti tiesiog kaip kremą. Oi, jo, ten galima, jis labai gerai. Įvairiai jį galim panaudoti. Tai ir aš jį nusipirkau. Ir tu supranti, aš ant tiek ilgai jį laikiau tiesiog ant stalo, kad padėta, nes aš kažkaip labai neužsistresavau, bet užsimaščiau, kaip aš jį turėčiau, žinai, apdorot. Nes kiek žinau, tenais yra ir nuodinga kažkokia dalis, kur ją turi nupjauti. Ir aš taip pagalvoju, dabar reikia, žinai, skaityti, domėtis, kaip čia reiks padaryti. Žinai, taip galiausiai aš ten išsiskaptavau ją, tą aloją. Šitą nežinau, kad yra nuodinga dalis. Tik dabar. I am dying. Kažkokia, yra, žinok. Yra kažkokia tai nuodinga dalis. Taip. Okay. Kažką ten reikia nupjauti, aš dabar nepamenu, bet... Nes aš girdėjau, kad reikia tik tais išsiskoptuoti. O gal pardavinėjas nupjauta tą nuodingą dalim, nes būtų labai keista, jeigu prekybo centrai tiesiog prekiauti su tą nuodingą dalim. Reiktų pasidomėti, neturiu informacijos, bet jo, kažkaip aš dėl to, kai paskaičiau, labai sustresavau, kad aš numirsiu, žinai. Ne taip, žinai, kažką nupjausi, liks biškit to nuodo. Antraštė. Jo, tokia gėdinga, gana mirtis būtų. Labai. Gerai. Jokai jokais, bet iš tikrųjų alijošiaus lape yra aloinas. Tai natūrali, bet organizmui gana agresyvi medžiaga, kuri gali kelti rimtų sveikatos sutrikimų. Aloinas slepiasi tame gelsvame kartokame skystyje, kuris išteka, kai nupjauni lapą. Jei šitą praleisi, gali baigtis ne visai taip, kaip tikėjaisi. Pavyzdžiui, pykinimu, viduriavimu ar organizmo dirginimu. Tai ką daryti? Paprasta. Visų pirma, nupjauk lapo galiukus ir dygliuotus kraštus. Pastatyk lapą vertikaliai, kad visas tas geltonas skystis nutekėtų. Užtenka apie pusvalandžio. Nupjauk žievę, liks tik skaidrus želė pavidalo gelis. Ta gelį gerai nuplauk po tekančiu vandeniu. Ir štai, turi švarų ir saugų gelį, kurį gali naudoti. Bet verta žinoti dar vieną svarbų dalyką. Net ir be aloino, alijošiaus gelio nerekomenduojama vartoti tiems, kurie vartoja vaistus nuo diabeto, širdies ar inkstų ligų. Jis gali sustiprinti vaistų šalutinį poveikį ar net sukelti komplikacijų.
Todėl tikrai verta prieš vartojant dar daugiau pasiskaityti, pasidomėti, o jeigu turi sveikatos problemų, pasitarti su savo šeimos gydytoju. Trumpai tariant, alijošius tikrai šaunus augalas, bet su juo reikia elgtis atsakingai. Jo. Tai va, bet čia gal irgi vienas iš tų momentų, man atrodo, kada galėtų varginti tas meal prepas, kai tu labai eksperimentuoji. Kai labai eini iš savo komforto zonos. Nes man atrodo, meal prepas pasiteisino tik, man asmeniškai pasiteisino tada, kai aš dariau dalykus, kurie, Laiko patikrintus receptus, kuriuos tikrai noriu valgyti, tai nėra eksperimentas. Aš geriau paeksperimentuosiu, žinai, penktadienį, kai jau baigęs tas meal prepas, arba šeštadienį, pasižiūrėsiu kažkokių kitokių receptų, paragausiu ir tada. Nes pasimil prepinti kažką tokio crazy, ką pamatyti tik tokią. Nes gali crazy visą savaitę nevalgyti. Taip, ir žinai, ir tada meti tada tą maistą, valgai tada, tai šito nenoriu šiandien, tai, žinai, varau pavalgyti kažkur. Jo, žymiai sunkiau yra tada prisiversti suvalgyti tą Sutinku. maistą. Bet aš taip labai, gal žinai, aš iš vis turiu tokį hobį, man išbandyti kažkokį naują, tarkim, ten išeina kažkoks naujas produktas. Aš jį nusiperku, man reikia išbandyti, ten kažkoks naujas, nežinau, ar sveikos, dažniausiai būna tai apie sveikesnę mitybą, kažkokie ten, nežinau, saldainiukai kažkas išeina, man reikia nusipirkti paragauti. Aha. Ten sužinau apie kažkokią aloe verą, man reikia išbandyti. Tai gal čia yra tiesiog my thing, žinai. Bet pritariu labai, kad, žinai, jeigu tu nori turėti rutinoje kažką pastovaus, tai turi būti patikrinta ir kad tikrai gausis, žinai, ir nereikės sugaišti dar papildomai to laiko. Tai jo, šitas dalykas yra. Bet šiaip dar, kalbant apie maisto planavimą, ko aš nedarau ir man atrodo, tu darai, iš mūsų prieitų pokalbių, kad aš meal prepinu tik tai tuos pagrindinius patiekalus, žinai. Tai yra, pietus vakarienė pagrinde. Ką jau tu turi suvalgyti. Taip, bet ne meal prepinu jokių snacksų, jokių saldumynų, kas man atrodo yra labai šiaip faina. Ir reikėtų gal man tai, žinai, įsivesti iš tikrųjų, aš galvoju, nes tikrai gaunas taip, kad ir tu pasimil prepini, bet tu vis tiek nori kažko paužkandžiauti. Vis tiek kažkaip, žinai, ar tai saldaus, ar suraus. Tai jeigu nieko neturi, apie tai nepagalvoji, būdamas tada tą sekmadienį parduotuviai, kada perkėsi visus produktus, tai irgi nėra labai gerai, nes tada vėl grįžti į parduotuvę ir vėl užsisuka tas pats ratas iš esmės. Matai, aš meal prepinu saldumynus. Tik saldumynus. Saldumynus meal prepinu. Bet žinai, dėl ko aš taip darau? Nes man tikriausiai mano sveika mityba iš tikrųjų dažniausiai būna sugadina koks nors saldumynas. Tai aš bandau su savimi save šiek tiek, kaip pasakyti, bandau su savimi sužaisti taip, kad kai aš noriu kažko saldaus, aš nesugadinčiau savo sveikos mitybos rutinos ir aš im kažką sveikesnį. Nes dažniausiai, kad su pietum ir vakarienė aš sugadinsiu savo sveiką mitybą, tai taip nebūna. Man čia iš tikrųjų pats skaniausias maistas, tai yra sveikas maistas, gal nuskambės labai keistai, bet man taip yra, žinai. Ir dažniausiai... Gal tavo vadinasi dvi rutinos. Nes aš dažniausiai paslystu ant bandelės, kokio kepinio, kažko saldaus ir aš dėl to meal prepinu sveikus tuos saldumynus. Tai žinai, čia gal paaiškinimas, kodėl aš tai darau. Jo. Tai va. Nice. Tai bet čia irgi toks momentas turbūt to, pliusų ar ne, kad tiesiog sveikiau, maistingiau valgyti irgi iš to meal prepo. Aš su savim kaip su mažu vaiku, žinai. Ane? Bandau pakirsti kažkokias sveikesnės alternatyvas. Šiaip labai įdomu, nes kaip tik aš pradėjau meal prepinti dėl vienos tokios merginos, kuri tiesiog Instagrame dalinosi kaip meal prepina ir man labai patiko, nes ten buvo tokie paprasti, žinai, receptai, paprasta logika. Jinai lietuvė, ar ne? Lietuvė, jo. Net, aš nežinau, ar jinai, neatsimenu dabar jos vardo pavardės, gal galėsim palikti, žinai, tam aprašyme, bet
ką jinai šiandien mačiau istorijose pasakė, kad irgi, žinai, kaip tu sakai, nuo savęs, tipo, bando save kažkaip apkvailinti, ne? Apžaisti, kad daugiau daržovių suvalgyti. Tai viską, nes nelabai mėgsta, tipo, šviežių daržovių, tai vis kažkokią daržovę ten, ar ir įtarkuoja į kažkokį patiekalą, ten, žinai. Vis kažkokią daržovę slepia tą maistą. Tai aš pagalvoju, kad iš tikrųjų labai, labai juokinga ir faina mintis, nes tikrai, žinai, tikrai gali paslėpti daržovę. Taip, nes, pavyzdžiui, net piragę, tai gali paslėpti daržovę, ten batatų braunis, burokėlių braunis. Jo. It's easy, žinai. Taip. Jo, šitas labai įdomu ir geras hekas, pasakysiu, kaip jos accountas vadinasi, reikia pafollowinti. Gerai. Pastebėti. O, pavyzdžiui, pat paimkim šiandieną, ne? Ką tu, pavyzdžiui, ryte šiandien valgy? Ar tai buvo meal prepas, ar tai nebuvo meal prepas šiandien, nes tu tiesiog atvažiavai į Kauną iš Vilniaus? Jo, kai aš išvažiuoju kažkur ir nesu namie, tai mano meal prepas to ir pasibaigia. Nes nesivežioju taip, žinai, patiekalų kažkur, to labiau, kad aš atvažiavau pas mamą, tai žinau, kad už mane pamilprepina ir turi kažko už savo šaldytuvę skanaus. Taip ir pas tave atvažiavus irgi gavom pamilprepintą. Oi, kaip fainai būna, kartais pavargsti pats gaminti. Tai tiesiog iš tikrųjų heksas grįžt pas tėvus, ne? Nes jie tikrai milprepina. Ypač kai žino, kad mes būsim, žinai. Tai jie pasistengia dažnai. Tai ką tu šiandien pusryčiam, pavyzdžiui, valgy? Ar skipinai pusryčius apskritai, ar valgy pusryčius? Valgiau tiesiog sumuštinukus pasidariau. Labai, labai simple. Ok. O tu? Aš valgiau ryte vaisių, valgiau kivį, valgiau apelsiną, paskui dariausi tiesiog smūtį irgi su daug ten bananų, šaldytos uogos, žodžiu, tokį čia dėjau, tokį maistingą, žinai, irgi on the go, žinai, nes važiavau, žinai, visokios technikos pasiimti. Tai toks, kad būtų greitas ir kad neapsunkinti, nes aš labai nemėgstu rytą pradėti kažkokiais riebiais, žinai, patiekalais, kai ten būna. Tai dažniausiai aš geriausiai jaučiuosi, kai aš pavalgau tokį lengvą maistą labai. Tai toks mano rytas buvo, o paskui pietavom kartu. Taip. Tai mano mamytė mums pamilprepino ir mus pavaišino laukinę lašišą su batatų ir pupelių troškiniu. Žodžiu, paskui šalia daržovių visokių šviežių, pomidorai, agurkai, pesto padažiukas. Tai žodžiu, mes įrašinėjom, žinokit, pavalgysios tikrai. Labai skanu buvo, tikrai, labai. Netgi pagalvojau, kad tą pupelių batatų troškinį aš įsitraukčiau į meal prepą, nes labai toks atrodo, nuvažinai ir šalia kažkokia galėtų būti ir vištiena, bet ir galėtų būti tiesiog jisai vienas, žinai. Nes pupelės jau duoda, žinai, maistingumą. Jo, tai tas pupelė troškinys su kokiu graikišku jogurtu dar. Oi, labai būtų skanu. Gal avokadą, žinai. Jo. Toks Meksikos biškį šiek tiek. Jo. Tai reikės tavo mamos užklausti, žodžiu. Gerai, aš jas paklausiu. Jis viską labai iš akies daro. Toks žmogus, kur be recepto, bet galėsi paklausti. Koks principas buvo? Koks principas, tokia esmė. Jo. Ok, tai gal paskutinį tokį, gal turi kažkokių iš savo kasdienybės tipsų, kaip geriausia pradėti meal prepint? Mažai žingsneliais. Man tai viskas susideda, nereikia užsibriežti kažkokio labai didelio darbo, žinai. Mažai žingsneliais, tarkim, galų gale pradžiai gal pradėti pasidaryti sąrašą produktų, kurie tau patinka, kokius tu norėtum vartoti, valgyti ir tiesiog tada bandyti juos nusipirkti, įsigyti ir tada derinti kažkokius derinius, patiekalus daryti. Ar pasigaminti, pavyzdžiui, meal prepinti, kuri tau dalis dažniausiai būna, kada tu labiausiai neturi laiko. Ar tu vakare, ar per pietus, žinai, neturi laiko. Tai gal pasiruošti tą vieną kažkokią dalį, ne? Ką tu manai? Jo, labai fainai skamba ir netgi sakyčiau, tu minėjai, kad produktus, ne, užsirašyti, aš netgi sakyčiau, kad užsirašyti tiesiog patiekalus, kurie tau faini. Ir tada, žinai, labai fainai yra įsitraukti ir pabandyti pasigaminti kažkiek daugiau, žinai, pažiūrėti, nebūtinai tau reikia pradėti gaminti nuo ten 5 dienų į priekį, ne, bet pasimilprepinti ten 3 dienom, pasižiūrėti, kaip tau ten tas maistas 3 dieną. Taip. Bet jo, kažkaip man atrodo, pagrindinis momentas, kada
pradeda būti sunku, tai kai tu nebeturi idėjų, ką pasigaminti. Tai jeigu tu jau turi tokį sąrašiuką savo mėgiamų patiekalų, Taip. yra, va, liuks. Arba tiesiog, aš dažniausiai kažką atsiverčiu, tiesiog pasisemti įkvėpimo, žinai. Nebūtinai, kad aš ten identiškai darysiu, bet ten, tarkim, įdaryti batatai su avinžiniais. Kaip fainai, kažką galiu panašaus, bet improvizuoti. Aš, pavyzdžiui, labai mėgstu improvizuoti ir neprisirišti, kad jeigu parašyta ciberžolė, tai man būtinai reikia įdėti ciberžolę, o ne čili pipirą kokį nors. Nu, taip. Tai tiesiog bandyti labai lankščiai žiūrėti visą tai ir nekelti savo papildomą stresą su maistu. Ja. Mano dar vienas gal toks tipsas būtų pradėjus meal prepinti, tiesiog įsivertinti, nes įsivertinti, kokius prietaisus tu turi ir gali panaudoti. Pavyzdžiui, jeigu turi, ne tik orkaitę ar ten, žinai, kaitlentę, bet dar ir ten karšto oro, žinai, skrudintuvę, ten būna, turi tuos, kur gali ryžius išvirti. Įdedi ryžius ir jie tiesiog išverda toks. Kas per aparatas? Atskiras aparatas yra. Jo. Tai vat, kai kurie žmonės dar ir tokį turi. Tai vat, kuo daugiau tu gali tų prietaisų vienu metu užtaisyti, kaip sakant, tam meal prepui, tai aš garantuoju, kad tuo yra paprasčiau, nes ir greičiau pasidaro. Nes aš, pavyzdžiui, visą laiką kadangi darau 2 patiekalus meal prepinu, tai vienas visą laiką būna daromas ant kaitlentės, o kitas orkaitėj. Ir tai labai paprasta, nes vienu metu viskas tiesiog pasidaro, žinai. Tai vat, čia toks irgi momentėlis, kaip paprasčiau gal pradėti, kad įsivertintuot savo mėgiamus patiekalus, ką turi. Savo pajėgumus įsivertinti. Ir lankstumą. Ja. Labai fainai. Dabar mes turim dar tokią iššūkį, ne? Nu, tokį žaidimėlį kažkokią. Misija. Na, tai aš pradėt noriu? Gal reikia pirmą pristatyti? Gerai, pristatyk tu. Gerai, tai pagalvojom, kad būtų visai faina dar ir padaryti tokį kaip žaidimėlį pabaigoje prieš mūsų skanaujamą patiekalą, Klaudijos vėl atsivežtą. Kadangi meal prepas kartais būna ir toks dalykas, kai reikia kažką apjungt neapjungiamo, tai aš tiesiog pasakysiu 3 produktus, kažkokius random, kurie yra šaldytuve, tu turėsi pasakyti, ką gamintum ir tada tu tą patį man užduosi tokią pačią užduotį. Gerai. Gali būti nesąmonė ir turi būtinai pasakyti sąmonę. Tam, žodžiu, recepte turi būti visi tie 3 produktai, bet gali būti ir daugiau. Plius dar kažkas. Jo. Okay. Gerai, tai aš pradedu, ne? O mūsų nesuvažinėja šitas robotukas? Ne, jis turėtų kliūtį matyti šiaip iš tikrųjų. Gerai. Gerai, tai aš pasirinkau tokius 3 produktus, kurie visada yra pas mane šaldytuve. Ir vienas iš jų, kur visą laiką būna, kaip čia, puspilnis. Optimistai sako puspilnis, pesimistai sako pustuštis. Tai būna, tai visą laiką aš turiu citrinas. Tai citrina visą laiką pas mane, ne, ir man dažnai reikia kažkur ją padėti, tai aš sunaudoju ten arbatą mane, bet, sakykime, vienas iš tų produktų tau citrina. Okay. Kitas kiaušiniai, nes irgi visada laik šaldytuve. Ir trečias, kur irgi visą laiką būna pas mane šaldytuve, bet atidaryta ir sakau, pusė būna suvalgyta, pusė reikia kažkur padėti, tai yra obuolių uogienė. Tai tokie 3. Nustebinai, labai fainai. Bet aš labai lengvai galiu tiesiog apžaisti šitus tavo produktus. Nagi. Aš tiesiog daryčiau obuolių pyragą sveiką. Ir tai yra jau obuolių uogienė, jau yra meal prepas dalinai, sumuši kiaušinius, miltai, citrinos labai reikia tos rūgštelės visą laiką obuoliam. Citrina visą laiką į pyragus yra must, plus kad aš sodą dažniausiai citriną gesinu, tai galėčiau tiesiog padaryti obuolių pyragą sveiką. Wow. Tai yra desertas vėl. O dėtum cukraus ar užtektų to cukraus, kuris uogienėje? Aš manau, iš uogienės užtektų to cukraus. Arba dar, jeigu tokį įdomesnį variantą daryčiau, tai tikriausiai kepčiau bananų duoną. Ir įdėčiau kelis šaukštus tiesiog dėl tokio cinkelio, obuolienės, kuris taip surištų viską ir duotų tokio įdomaus skonio. Tai va, tai ar kaip manai? Nu, reikės pabandyti, manau. Nes tikrai tokius produktus turiu, tai va, tu pabandysiu ir pasakysiu tau, ar gerai čia paimprovizavai. Gerai. Gal, žinai, atneši paragauti kitą kartą. Gerai.
Taip, pas mane produktai būtų. Man čia bus sunkiau, tai aš... Nu, davai. Dėl to sunkiau. Galėjau gal lengvesnius produktus parinkti, bet nieko tokio. Gerai. Kalafioras. Niekada neperku. Jau nepatinka. Kalafioras, bulvė ir ciberžolė. Okei. Nu, aš turbūt eičiau prie sriubos. Ok. Sriubos trintos. Bet ką aš darau su daržovėm, aš jas tiesiog į sriubą trintą visas, Kad nesimatytų. Kad nesimatytų ir galvos neskaudėtų. Ja, bet turbūt išsikepčiau ją orkaitį kalafiorą su bulvėm. Ne, tiesą pasakius, nesu dėjus niekur ciberžolės, tai man sunku pasakyti, koks tas skonis. Žinok, tiesiog gana neutralus, tiesiog duoda... Man irgi to atrodo, kad Jo, spalva, ne? Jo, duoda tiesiog labai skanę spalvą. Ok. Nu tai va, tai žodžiu apibarstyčiau ciberžolę. Taip. Ir dar įdėčiau kokiu ten, žinai, svogūnų, česnako, sakykime, gal kokį, kad, nes man atrodo, kalafioras ir bulvė tokie abu ganėtinai galėtų būti be skonio, tai įdėčiau dar kokią papriką, imbiero truputėlį, kad duotų tokio kažkokio charakterio. Taip, ir tada dar čili fleiksais ir į orkaitę ir tas sublendinčiau su sultiniu. Bet mes abidvi labai pagal, tiesiog apėjom šitus produktus. Visiškai. Nes tiesiog abidvi vieną kitą pergudravom. Tu visą laiką sriubas darai, aš visą laiką darau Pyragus. Tai tiesiog. Jo. Tai gerai, ar turim kažką šiandien turim paragauti? Turim paragauti, aš šiek tiek išeinu, tave palieku, pasimsiu, atkeliausi mūsų studiją patiekalas. Ištirps man savo, bet jau biškai. Nu ką? Grįžau su patiekalu ir grįžau su drauge, labas. Žodžiu. Oho. Čia yra įdomu. Įdomi spalva, taip? Taip. Noriu tave pavaišinti burokėlių duoną. Čia va su sviestuku, prašau. Ačiū labai. Ok, aš gau, kad čia, žinai, po to rožiniu yra kažkoks šokoladinis pyragas. Ne, čia yra, žodžiu, burokėlių duona. Žinai, atrodė kaip liofilizuotam braškiam apipint, bet čia gal mano vaizduoti, žinai, aš dabar gal labai noriu kažko. Tai, žodžiu, paragauk. Ok. Pasakysi, kaip tau. Kaip įdomiai atrodo. Dar vienas meal prepas. Žinok, man labiau šitą negu grikių. Labiau tau šitą negu grikių? Taip. Eik tu savo rimtai? Tau tikriausiai dėl to patinka, nes daugiau yra sėklų. Ne? Būtent ko man trūko. Grikių duonai. Ok, džiaugiuosi. Gal bus naujas atradimas, žinai. Kas man dar patinka, tai yra purumas. Kad jinai tokia puri labai. Nes grikių duona buvo sausesnė. O čia toks, grynai, šlapumas, galbūt nuo tų burokėlių, ar ne? Taip. Nors nesu, aš gal burokėlių mėgėja, ne rudens metu. Gal dar, jeigu aš daryčiau savaip, gal dar įpinčiau kažką, kas šiek tiek numuštų tą tokį burokėlių žemės skonį. Kažką tokio... Net nežinau, kas tai galėtų būti, ar kažką labiau į saldesnę pusę dėti. Galima dėti dar šiek tiek kokio, nežinau, ten medaus, žinai. Bet čia nesideda joks saldiklis, net natūralus nesideda. Tai viskas iš tikrųjų čia yra pagrindas burokėlis ir avižos. Sėklos, moliūgai, moliūgų sėklos, saulėgrąžos ir linų sėmenys. Tai va, tai toksai irgi... Ar sunku pasidaryti? Nu, žinok, dar lengviau negu grikių duona, nes grikių duona vis tiek reikia laukti, kildinti, o čia tiesiog viską sutarkuoji, sumaišai ir iškepi per valandą laiko. Tai toks iš vis labai greitas variantas. Ir aš visą laiką turėdavau burokėlį kaip tokį
tokią daržovę, kur aš ją nusipirku, bet aš niekaip jos nesunaudoju, žinai, kaip būna. Ir tada kažkaip tais domėjausi, daug receptų, daug visko, žinai, ir pamačiau, žiūri, žinai, duoną galima įsikepti iš burokėlio, tai galvoju, reikia pabandyti. Nu tai va, taip ir gimė. Bet čia žalias burokėlis. Žalias burokėlis tarkuotas, jo. Ačiū tau, Klaudija, kad padarei. Prašom labai. Tai žodžiu, turėsim įrašą apie šitą duonelę, tai ten bus ir receptas, kam įdomu išbandyti. Dar galiu prinešti arčiau. Parodyki, kaip gražiai Parodyti. atrodo. Super gražiai. Nežinau, kiek čia matysis. Bet, Ar nenudažo burokėliai? žinok, visą šitą duoną gaminti reikia su pirštinėm, nes tikrai beprotiškai dažo. Ok. Nes tikrai, bet, spalva, wow, kokia gera, ne? Nu, tokia, žinai, Velykos praėjo, bet labai... Čia šaltibarščių festivaliui Vilniuje. Jo, Super būtų, va, tokią donelę atsinešti prie kažko. tikrai. Gerai, tai Tai ką? turbūt tiek. Tikriausiai viskas, ne? Buvo vėl smagu kažkaip pabendraut. Tikėkime, kažkas surezonuos. Lauksim jūsų komentarų. Tikrai visokių lauksim komentarų, žinai, nes visą laiką galima, žinai, ir atsižvelgti juos ir padaryti galbūt kažką, tai nežinau, kažkokią temą paliesti, ar į kažkokius klausimus atsakyti, ne? Jo, buvo įdomu šiaip filmuot lauke. Man gal buvo tokia daug blaškymasi dėl to vėjo. Aha. Tai tikiuosi, kad netrukdys šitas žiūrėt. Manau, kad mikrofonai gerai gaudo garsą, neturėtų, ne? Turėtų. Gerai, ačiū Jums. Ačiū. Iki. Čiau, ate.